Aktualijų studija. Sveiki visi, kurie klausotės Lietuvos radijo. Su jumis LRT aktualijų studija ir aš, žurnalistė Jurga Tvaskienė. Rinkimus laimėję socialdemokratai sukūrė visą detektyvą dėl būsimojo premjero. Kol kas dar neaišku ir kas sudarys valdančiąją koaliciją. Demokratų vardan Lietuvos lūkesčių netenkina trečiuoju partneriu kviečiami valstiečiai. O vakar vakare paaiškėjo, kad ant derybų slenksčio ne tik anksčiau minėtas liberalų sąjūdis, bet ir konstituciją pažeidusio Remigijaus Žemaitaičio vedama Nemuno aušra. Taigi, ar drama dėl premjero turės įtakos valdančiosios koalicijos sudarimui? Apie tai šiandieną diskutuosime su Lietuvos socialdemokratų partijos vicepirmininku įvardintų kandidatu į premjerus Gintautu Palucku. Labadiena. Labadiena. Taip pat su mumis kartu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovas Virginijus Sinkevičius. Sveiki. Sveiki, labas rytas. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vicepirmininkė Aušrinė Norkienė. Sveiki. Gerą rytą. Ir liberalų sąjūdžio vicepirmininkas Eugenijus Gentvilas. Labadiena. Labas rytas. Rytas. Jūsų nuomonė, mieli klausytojai, mums taip pat svarbi, todėl kviečiu sudalyvauti apklausoje. Jeigu klausotės mūsų laidos tiesiogiai, LRT portale po LRT transliacijos langų rasite dienos klausimą. Kokios partijos turėtų sudaryti valdančiąją koaliciją? Ir 3 atsakymų variantai. Socialdemokratai, demokratai vardan Lietuvos ir valstiečiai. Antras variantas – socialdemokratai, demokratai vardan Lietuvos ir liberalų sąjūdis. Ir trečias pasirinkimas – koalicijoje turi būti Nemuno aušra. Atsakyti, kaip minėjau, galite LRT portale. O pirmiausia, klausimai įvardintam kandidatui į premjerus ponui Paluckui. Ir apie tai, kad galėtumėte užimti šias pareigas, prezidentas prakalbo dar vasaros pradžioje. Na, tai leidžia manyti, kad jau tuo metu apie tai buvo su prezidentu kalbėta, apie tai žinojo jūsų turbūt partijos dalis. Todėl, kodėl viešumoje iki šiol buvo toks žaidimas, na tiesiai, sakykime, melavimas, kalbant apie premjerę Viliją Blinkevičiūtę? Na, aš tikrai labai abejoju, ar kas nors su gerbiamu prezidentu buvo tuo metu kalbėjęs apie mano kandidatūrą. Aš tokios tikrai informacijos nežinau. Tai kaip jis tada sugalvojo jūsų pavardę? Matot, prezidentas reaguoja ir į viešumoje sklandančias įvairias, na, sakykime, politinės aktualijas ar įvardinamas pavardės ir kaip tik tuo metu matyt, na ir buvo tam tikra, gal sakyčiau, daugiau komunikacinė krizė, kai iš socialdemokratų gretų, na, išsiveržė samprotavimas, kas galėtų būti premjeru, kiek tinkamų ar galimų užimti šias pareigas yra asmenų ir manau, kad tai yra daugiau prezidento reakcija į tą aktualiją. Tačiau, kad su prezidentu kažkas būtų kalbėjęs apie mano kandidatūrą, aš tikrai tos informacijos nežinau ir netikiu apie tai. Vilija Blinkevičiūtė visada buvo mūsų kandidatė numeris 1 į premjerus per visą šį laikotarpį rinkiminį. Na, iš tikrųjų, turbūt frazė apie premjerę Viliją Blinkevičiūtė išsiveržė pirmiausia iš prezidento lūpų ir jisai pats jau paskui tarsi traukėsi ir įvardijo jūs. Bet aš tada paklausiu taip, ar apie jūsų pavardės įvardyjimą buvo kalbama su jūsų partijos bičiuliais? Nes kai ponas Gitanas Nausėda pasakė, kad jūs palaikytų, na taip pakankamai aštriai sureagavo Juozas Olekas, sakydamas, kad ir jisai galėtų būti. Tai ar pas jūs buvo kažkoks apsitarimas, kas jeigu ne Blinkevičiūtė? Na, per pastaruosius 4 metus įvairiausių samprotavimų mes turėjome ir Mindaugas Sinkevičius buvo įvardinamas kaip galimas kandidatas į prezidentus, ir Gintautas Paluckas, ir Rasa Budbergytė, ir Juozas Olekas, ir ne vienas asmuo. Bet, kaip žinia, tie visi svarstymai, jie turi tiek prasmės, kol nėra apsispręsta dėl vieno kandidato. Ir partija tikrai buvo apsisprendusi dėl vienos kandidatės, Vilijos Blinkevičiūtės, ir visi kiti tie samprotavimai yra tikrai nelabai aktualūs. Gerai, aš pono Sinkevičiaus paklausiu. Vakar, kai jau buvo tartas galutinis žodis, kad ponia Blinkevičiūtė neina į premjero postą, jūsų partijos pirmininkas ponas Saulius Skvernelis, sureagavo juoku, ar tai gali reikšti, kad jūs kaip koalicijos partneriai jau žinojote apie tokią situaciją ir su jumis buvo apie tai kalbėta? Ne, tikrai mes nežinojome ir nebuvo su mumis kalbėta.
aš manau, kad tos spekulacijos jos buvo kurį laiką, bet tiek klausimai, tiek mums, tiek kitiems kolegoms, politikams, mes tikrai jo negalėjome atsakyti iki to oficialaus ponios Blinkevičiūtės pareiškimo, bet to aš kiek suprantu, čia geriausiai pats Gintas pakomentuotų, kas vyko viduje, bet aš suprantu, ten vyko ir balsavimas, tai dėl galimo kandidato. Tai mes tikrai nebuvome informuoti, bet, žinot, mūsų Demokratų sąjungos vardan Lietuvos, tai nei tikslai, nei lyderiai nesikeičia. Mūsų siūlomas premjeras, ministras pirmininkas buvo Saulius Skvernelis. Mūsų programinės nuostatos lygiai taip pat jos nesikeičia. Dabar gal tiesą sakant pagaliau atsirado aiškumas. Mes tikimės iš pono Palucko lyderystės, formuojant koaliciją, kokia ji būtų, ar tai bus su demokratais, ar be demokratų, bet aš manau, kad dabar laikas yra judėti į priekį, nes tos programinės nuostatos, kurios buvo siūlytos rinkėjams, jos vis dėlto yra svarbiausios. Ir dabar aš nemanau, kad tai yra geras precedentas Lietuvos politikoje. Tai kerta bendrai turbūt visai politiniai sistemai. Tai šiuo atveju vienintelis priešnodis ar vienintelė galimybė išeiti iš šitos situacijos yra darbas. Yra galimybė ponui Paluckui įrodyti, kad jis gali imtis lyderystės, kad jis gali spręsti tas problemas, apie kurias buvo kalbėta ir tiek jisai pats kalbėjo, tiek Vilija Blinkevičiūtė, socialdemokratai ar kitos partijos per rinkimus. Ir aš manau, kad dabar reikia įrodyti, tiesą sakant, kad tai nebuvo tušti pažadai ir tai yra svarbiausia Lietuvos žmonėms. Pone Paluckai, bet ar iš tikrųjų tokia didelė ir patyrusi partija kaip socialdemokratai, paskutinę minutę, tai yra vakar, pradėjo spręsti, ką daryti su šita komunikacinė krize. Jūs tiesiai visi vadina melagiais. Kaip jūs spręsite šitą problemą? Mes tikrai apgailestaujam dėl šitos sumaišties, kuri tikrai sukėlė nemenką emocinę audrą. Bet ši situacija vis tik tai pademonstravo nepaprastą Vilijos Blinkevičiūtės politinę brandą, kuri pajutusi, jog šioms pareigoms ministro pirmininko ji mato kitą asmenį. Priimti tokį sprendimą tikrai reikėjo daug valios ir mes tą sprendimą priėmėm. Be abejo, pastarąsias kelias dienas mes visi irgi laukiame, kaip ta informacija arba ta žinia, galų gale bus pateikta ir ką pasakys pati Vilija. Ir per šį laikotarpį iš tikrųjų, akivaizdu, jog susiformavo tam tikras stiprių emocijų fonas ir neapibrėžtumas. Dėl to tik tai dar kartą galiu apgailestauti ir atsiprašyti. Tačiau politika yra komandinis darbas ir Vilija yra puikiai lyderė ir bendražygė ir ji yra partijos pirmininkė. Todėl mūsų dėrybinė grupė, kuriai vadovauja Vilija, kurios narys esu ir aš, Juozas Olekas, Rasa Budbergytė, Robert Duchnevič, padarys savo darbą ir atsakomybę, pasistengs suformuoti tvarę ir stiprią valdančiąją koaliciją, kuri paruoš vyriausybės programą, kuri tikrai atlieps mūsų visų koaliciją formuojančių partijų rinkėjų lūkesčius. Ir jūs, socialdemokratai, atsidūrėte tokioje pačioje situacijoje kaip Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, kur pirmininkas vadovauja nuo galinės sėdynės. Pas mus tikrai nėra nei galinės, nei priekinės sėdynės. Mes tą atsakomybę tikrai daliname solidariai, todėl kad esame patyrusi partija, išgyvenusi ne vieną koalicijos formavimo etapą, esame padarę klaidų, esame turėję sėkmės istorijų ir iš tų klaidų esame tikrai pasimokę. Todėl sėdime prie apvalaus stalo ir nieko nesodiname už nugarį, todėl kad tik tai bendri sprendimai yra tvarūs. Todėl tos diskusijos, kurios vyksta socialdemokratų stovykloje, jos visada yra išsamios, argumentuotos, kai kada tai užtrunka papildomą vieną ar kitą dieną, bet tada išeiname su bendrai priimtais sprendimais. Prezidiume taip pat balsavimo nebuvo, prezidiume sprendimas buvo priimtas bendru sutarimu. Aš matau, kad Eugenijus Gentvilas, Liberalų sąjūdžio vicepirmininkas, purto galvą, nepritardamas pono Palucko kalbėjimui. Pone Gentvilai, ką jūs manote apie šią situaciją?
Ne, man čia tiesiog traukuliai prasideda, kai kurios dalykus girdint, ne tai, kad galvą purtų. Žiūrėkit, Vilija už mane savaitę ar 8 dienom yra vyresnė. Tai aš kaip 65 beveik metų žmogus viešai pareiškiu. Socialdemokratų europietiškos partijos pirmininkė diskriminuoja žmonės pagal amžių, sakydama, kad tokio amžiaus žmonėm yra per sunku dirbti kai kurios darbus. Kartu primenu, kad socialdemokratų buvęs pirmininkas Algirdas Brazauskas ministrų pirmininku tapo būdamas 69 metų. Valdas Adamkus antrą kartą Lietuvos prezidentu tapo būdamas 78 metų. Pasaulio ar Jungtinių Amerikos valstijų istorijos ir pavyzdžių aš nekartosiu. Negalima šitaip melagystę savo pridenginėti, dar kalbant apie diskriminacinius dalykus dėl amžiaus. Vakar su Virgiu Sinkevičium kalbėjom apie tai, pasižiūrime, kad jaunimas ateina, bet ir patirtis yra reikalinga. Kaip jaustis Juozui Olekui, kuriam vakar suėjo 69 metai. Suprask, jis dėl to yra eliminuojamas, nes jis jau yra 69 metų amžiaus. Taip ir kalbėkime, įvyko iš anksto aptarta, sugalvota, su prezidentu suderinta žmonių apgavystė. Gintautas Paluckas buvo įvardintas taip pat kaip atsarginis kandidatas į premjerus, į ką beje tada reagavo Valstiečių žaliųjų partijos pirmininkas Karbauskis, pasakydamas, kad jeigu bus Paluckas, valstiečiai į koaliciją neis. Tai plačiai skambėjusi istorija Lietuvoje, kurioje dalyvavo ir prezidentas. Taigi iš anksto susitarus žmonės buvo apgauti. Aš asmeniškai nesijaučiu labai apgautas, nes nelabai tikėjau, kad toks scenarijus bus vystomas iki galo, kad Vilija taps premjerė. Tai štai socialdemokratai yra apsimelavę ir tikrai turės spręsti problemas, kur aš nesu patarėjęs, kaip jiems šitas problemas spręsti. Dabar žiūrint į priekį, aš tik tiek pasakysiu vieną sakinį. Jeigu socialdemokratai nori kalbėti su liberalais rimtai, reikėtų nuo pradžių kalbėti. Dabar vakar pagaliau paminėta bendrame kontekste su Nemuno aušra. Ačiū, klausomės, kas bus toliau. Pone Norkienė, iš tikrųjų, jūsų partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis yra sakęs, kad siūlys partijai nedalyvauti koalicijoje, jeigu premjeru bus teikiamas ponas Paluckas. Ar toliau laikysite šitos pozicijos? Tai vakar komentavo mūsų pirmininkas mūsų valdybos sprendimą ir mes Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga esame pasirengę toliau konsultuotis su laimėjusiais socialdemokratais. Mes tą sakome ir ne kartą ir vis tik manau, kad priimame tą kaip politinę realybę ir dėl lyderystės dėja sprendžia kiekviena politinė jėga ir nežiūrint, ar mums tai patinka ar nepatinka, ir tai vertins socialdemokratų rinkėjas. Tai iš tikrųjų manau, kad reikia dabar jau susitelkti dėl to, dėl ko mes ir einame į politiką. Mes turime rinkėjų lūkesčius, mes turime savo programas ir kiekvienos turbūt politinės jėgos natūralu tikslas tas programinės nuostatas įgyvendinti. Tai mes tikrai esame nusiteikę konsultuotis, derinti pozicijas ir tikrai konstruktyviai, solidžiai, atsakingai dirbti toliau. Tai manau, kad tos emocijos jos toj nuges ir turbūt tikrai yra laikas vis tik jau dabar dirbti, pamirštant, kad jau rinkimai įvyko, lyderystę prisijima jau dabar gerbiamas Gintautas Paluckas ir aš tikiuosi, kad viskas bus tik į naudą Lietuvai. Bet štai jūsų partijos pirmininkas jau vakar pasakė, kad šitas viražas yra pavogti rinkimai. Jūs eisite su tais, kurie pavogė rinkimus, galima suprasti pagal poną Karbauskį iš jūsų? Aš manau, kad kaip tai būtų paveikę rinkimų rezultatus, jeigu gerbiama Vilija būtų iš karto sakiusi, kad jinai dėl sveikatos ar dėl kitų priežasčių negalės būti premjerė, bet aš manau, tai atsakys politologai ir žinoma rinkėjai po 4 metų turbūt. Tai manau, kad tai atitinkamai ir bus, įvertinsim ne mes, o matysime galbūt tie sprendimai, kurie eigoje darbiniai vyks, jie bus
būtent tokie, kai žmonės turbūt užmirš tokius dalykus. Ir mes iš tikrųjų politikoje esame įpratę kasdien matyti daugybę sprendimų, įvairių iššūkių, smūgių, klaidų ir šiuo atveju, manau, darbas viską gali gerinti į gerą pusę. Pone Paluckai, tai socialdemokratai pavogė rinkimus iš valstiečių ir iš kitų partijų? Aš tikrai nesimsiu komentuoti įvairių pasakymų ar pasisakymų. Partnerių pasakymų. Rinkimai vyksta visada, vieni baigėsi, kiti prasideda ir tam tikri apibendrinimai ar pasvėrimai yra natūralūs. Tai taip, kad aš nemanau, kad tai yra labai reikšminga, reikalaujantis įvertinimo ar kažkokio atsakymo. Mes visi šiandien orientuojamės ir savo pastangas stengiamės kreipti į koalicijos suformavimą ir darbų programos paruošimą. Tai yra esminis dalykas, ko laukia žmonės iš bet kurios valdžios. Viena pavardė, kita pavardė, vienu etapu, kitu etapu, aišku, kelia emocijų tam tikras audras, bet iš esmės žmonės bus vertinami visi žmonės, kurie dalyvaus valdančioje koalicijoje pagal nuveiktus darbus. Tiems darbams mes daug laiko neturime, nes tų iššūkių ir problemų tikrai šalyje yra daug, todėl reikės susitelkimo, išminties, racionalumo, ir patirties. Taip, kad gilinti kažkokių asmeniškumų ir komentuoti vieną ar kito pareiškimo, kurie neturi didelės reikšmės bendram darbui, aš tikrai nematau prasmės. Bet jeigu kalbant apie žmonės, kurie eina į valdžią, jūs ir pats turbūt girdite, kad pagrindinis leitmotyvas šiomis dienomis, kalbant apie jūs, pone Paluckai, yra tai, kad premjeru bus teistas asmuo. Ar jūs jau esat pasiruošęs, kaip atsakysite, nes šitie priekaištai turbūt nesiliaus? Aš tikrai niekaip į tai neatsakysiu, nes praeities aš pakeisti negaliu. Tačiau lygiai taip pat, matyt, mane žmonės mato šiandien, koks aš esu šiandien, o ne prieš 16 metų. Ir tai lemia, kaip mane įsivaizduoja matyti žmonės, koks aš būsiu ateityje. Tai beveik 60 000 palaikymo reitingo balsų yra, matyt, tikrai rimtas įvertinimas, nes ta informacija žinoma per kiekvienus rinkimus ir per kiekvienus rinkimus mane žmonės sveria. Tai, jeigu jau tai pasižiūrėjus, išskyrus Viliją, tai formuojamos koalicijos rėmose, aš esu bene daugiausia reitingo balsų gavęs lyderis. Taip, kad aš nemanau, jog tai yra kritinė problema ar kritinis iššūkis, tačiau be jokios abejonės aš kiekvieną dieną savo darbais turiu įrodinėti, jog šis biografijos faktas yra daugiau atsitiktinumas, o ne dėsningumas. Pone Sinkevičiau, jūsų partija, kuri taip pat yra kviečiama į valdančiąją koaliciją, ar nepratęs šitos asmenybinės dramos, nes, turbūt vienas iš svarbiausių klausimų, kada jūs atsisakysite Europos parlamento mandato? Aš džiaugiuosi, kad aš esu minimas šiam tokiam pačiam kontekste. Aš manau, kad mano svoris ir pozicija, iš kurios aš ėjau, tai yra nepalyginamai mažesnė, vis dėlto aš buvau paskutinis sąraše. Aš esu dėkingas rinkėjams už išreikštą valią, išreitinguoti mane į 6. vietą, o klausimai bus atsakyti, ar bus demokratai koalicijoje su socialdemokratais, tai paaiškės po konsultacijų, po galų gale programos suderinamumo. Lygiai taip pat ir aš atsakysiu į tą klausimą, nes vis dėlto, kalbant apie Europos parlamentą, tai aš buvau sąrašo vedlys šiuo atveju ir tas įsipareigojimas irgi buvo duotas rinkėjams. Čia Europos parlamento rinkimus aš surinkau 2x daugiau reitingavimo taškų, virš 30 000, tai taip pat yra žinia. Tai šiuo atveju pas mus nėra didelės dramos ir aš esu vienas iš sąrašo kandidatų, o kokia bus ta galutinė rokiruotė, mes, manau, kad pamatysime labai greitai. Tikiuosi, kad, kaip minėjau, dabar esant aiškumui dėl galimo premjero, aš tikiu, kad jis imsis lyderystės. Ir jau tuomet matysime, kaip žengs į priekį tos diskusijos, kalbos dėl programos, dėl programinių punktų, kokiais parametrais mes vadovausimės. Faktas yra tas, kad ne nuo svajonių, sakykime taip, starto pradeda Gintas Paluckas. Tikrai, manau, ne taip jis tikėjosi pradėti, bet yra situacija, kokia yra.
Ir šiuo atveju viskas yra jo rankose įrodyti, ko iš tiesų jis yra vertas to pasitikėjimo. Ir nuo to galų gale, ar bus sėkminga ta jo kadencija kaip premjero, kokie darbai bus įgyvendinti, labai priklausys ir nuo turimos daugumos Seime. Kuo stabilesnė jį bus ir jeigu pasižiūrėtumėte mūsų demokratų lūkesčius išsakytus, tai mes labai smarkiai raginame atkreipti dėmesį į tai, kokia ta dauguma turėtų būti, kad ji būtų kuo stabilesnė, kuo daugiau balsų turėtų. Pone Sinkevičiau, apie tai dar pakalbėsime, bet grįžtant prie jūsų partijos ir prie jūsų auksinio Europos parlamentaro mandato. Vis dėlto eina kalbos, kad jūs esate matomas užsienio reikalų ministro poste, turbūt jūs matote save tame poste ir Seime jau kalbama, kaip apie ponę Blinkevičiūtę kalbėta, taip apie jūs kalbama, kad jeigu jūs užsitikrinsite tą portfelį, tai jūs trauksitės iš Europos parlamento ir savo vietą perleisite Sauliui Skverneliui, kuris sakė, jokias ministrų pozicijas nepretenduos. Tai ir įvyks tokia rokiruotė. Negaliu pasakyti, todėl kad jokios pozicijos man nėra siūloma. Jokioj pozicijoje aš savęs kol kas nematau ir negaliu matyti. Demokratai turi 14 balsų ir svajoti apie kažkokias pozicijas, čia yra labai ankstyva. Mes pirmą kalbame apie suderinamumo programą. Palaukit, ne programos nuspręs jūsų turbūt Europos parlamento nario mandatą. Kokios bus sąlygos, tai yra, kas bus tas lemiamas punktas, dėl kurio jūs trauktumėtės iš Europos parlamento? Tai pradžia yra, ar demokratai iš vis bus koalicijoje, programa bus. Aš šiaip esu nustebintas, kad jūs bandot viską taip tiesiog nubraukti ir čia pradėti kažkokias postų dalybas, kas visiškai neturi pagrindinės reikšmės. Pone Sinkevičiau, nes aš mandatus 2 turiu. Jūs turite juos 2 ir aš klausiu tiesiai, kas bus esminis punktas, dėl kurio jūs jo atsisakysit. Atsakau, kad tai bus programų suderinamumas ir darbų įgyvendinimas. Aš nenorėčiau po 4 metų, kad Demokratų sąjunga vardan Lietuvos turėtų kampanijos šūkį turim nebaigtų reikalų. Nes mes matome, kuo tai baigėsi ir kokia muzika po to štabe groja. Tai šiuo atveju mums svarbiausias dalykas, kaip jaunai politiniai partijai, užtikrinti, kad mūsų programa būtų įgyvendinama, kad mes rinkėjams galėtume pateisinti jų keliamus lūkesčius, o ne griebti kažkokių tai postų, kur kažkas kažkur save mato ar nemato. Tai yra absoliučiai antraeilis dalykas, kuris bus, jeigu demokratai bus dalimi valdančiosios koalicijos, bus aptartas, kai tam ateis laikas. Dabar mes turime sprendimą dėl ministro pirmininko ir nuo to, manau, atsispirs pagaliau koalicinės konsultacijos. Visa kita mes nuspręsime artimiausioje ateityje. Pone Gentvilai, ir visus kitus kviečiu pažiūrėti į mūsų apklausą, tarpinius apklausos rezultatus. Klausimas, kokios partijos turėtų sudaryti valdančiąją koaliciją. Ir štai matome, 58% pasisakiusių sako, kad koalicija turėtų būti iš socialdemokratų, demokratų vardan Lietuvos ir liberalų sąjūdžio. Pone Gentvilai, ar eisite gelbėti Lietuvos, nes toks leitmotyvas politikų ir net prezidentūros tam tikrose pasisakymuose pasigirsta, sakant, kad jeigu neis liberalų sąjūdis, eis Nemuno aušra. Liepos mėnesį esu pasakęs, kad liberalai, kaip ir Vokietijos liberalai Freie Demokratische Partei, dėjo į vyriausybę su socialdemokratais, kad išgelbėtų nuo Alternative für Deutschland, nuo fašistų. Tai aš esu pasakęs irgi, kad liberalai galėtų būti kairiosios daugumos pusėje, jeigu tektų gelbėti Lietuvą nuo fašistų. Aš tada taip pasakiau, šitų žodžių neatsiimu. Aš nežinau, ar šiandien yra tokia alternatyva, kur, sakau, man labai nemaloniai vakar nuskambėjo, kad arba liberalai, arba Nemuno aušra, tai patys socialdemokratai kuria tą tokią alternatyvą. Tačiau aš matau kitą alternatyvą arba kitas alternatyvas. Socialdemokratai, demokratai ir valstiečiai. Socialdemokratai, demokratai ir pavieniai
Seimo nariai, kurių galima prigraibyti bent 8 ir suformuoti tokią silpną 73-4 asmenų koaliciją iš 2 partijų. Noriu pabrėžti, mūsų šią kadenciją baigianti dauguma yra nutrupėjusi iki 72. Ir dirbame. Ir dirbame visą kadenciją, turėdami maksimum 74. Kas čia per kalbos, kad socialdemokratai leidžia savo kalbėti, kad galbūt mes su Nemuno aušra kalbėsim. Na, paskui nuvažiuokite į socinterną, į savo socialistų partinę šeimą Europoje. Bijosite važiuoti tą suvažiavimą. Tai, bet kažkodėl tos kalbos vyksta. Kas čia jas inspiruoja? Gal prezidentūra išgirdo retorikos pokyčius per keletą dienų? Galbūt, aš nespėliosiu. Tai aš neatmetu galimybės, kad liberalai dalyvautų pokalbiuose, jeigu būtumėme pakviesti, kol kas nesame pakviesti, išskyrus vakarykštį signalą, kad bus kalbamasi, ieškotumėme racionalaus darbo, žiūriu į Gintautą kaip į žmogų, kuris gali prisimti atsakomybę, nepaisant visų šitų peripetijų labai bjaurių, ir jam, ir socialdemokratam, ir Lietuvai. Nemuno aušra ir panašios populistinės jėgos trina rankas po tokių įvykių, kas įvyko vakar. Štai maždaug elitinės tradicinės partijos, kaip nesiskaito su rinkėjais. Tai reikia ir apie tą savo partijos atsakomybę galvoti. Tai gerai. Žiūriu į Gintautą palankiai, kaip ir į Juozą Oleką žiūrėčiau, galime kalbėtis ir toje vietoje stabteliu. Kol kas aš nežinau, ar su mumis norisi kalbėti kas nors. Pone Norkienė, ir vis dėlto jūsų partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis, nes išvengti šitos pavardės dėrybose neišeina, nepaisant to, kad jis net dėrybinėje grupėje nėra. Taigi jis vakar formulavo mintį, kad valstiečiai, nepaisant to, kad premjerus siūlomas Gintautas Paluckas, dalyvautų dėrybose dėl valdančiosios koalicijos ir tokiu būdu gelbėtų Lietuvą nuo liberalų. Ar tai yra jūsų partijos principinė pozicija nebendradarbiauti su liberalais? Aš tik noriu visiems priminti, kad vis tik rinkėjai parodė, kad šiuose rinkimuose tikri nugalėtojai, tai yra socialdemokratų partija. Ir jų sprendimas bus, ką jie kviečiasi ir kaip mato tą stabilę, konstruktyvę daugumą Seime. Mes galime čia tik tais galbūt padėti jiem apsispręsti arba ne, bet jų sprendimas bus. Taip, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga savo valdyboje mes priėmėme sprendimą tęsti toliau konsultacijas ir vis tik norime, kad Lietuvos politinėme gyvenime vyktų pokyčiai konstruktyviai, su nulinė tolerancija korupcijai ir neužmirštų visi kolegos galvoti vis tik apie valstybę ir jo žmonės, ką ir sako eidami rinkimus. Tai palikim tas intrigas, užkulisinius žaidimus nebrandžiom partijom ar kažkuriem politiniams veikėjams ir manau, kad kaip aš sakau, rinkimai baigėsi, reikia sėsti prie programų ir jeigu jau socialdemokratam ir demokratam taip yra priimtinos liberalų programinės nuostatos, tai aš nemanau, ar tai būtų stabilu. Bet jeigu jie sugebėtų susitarti, tai tada bus jų susitarimas. Bet mes pozicijos nekeičiame ir matome, kad vis tik rinkėjų sprendimas, kad kairės pusės politinės jėgos turėtų formuoti koaliciją, yra akivaizdus. Tiesą sakant, jeigu kalbant jau apie suderinamumą, jūsų dėrybų grupėje yra Rimas Jankūnas, derasi dėl koalicijos ir kaip tokiu atveju suderinti, tarkime, elementarų dalyką, kai Rimas Jankūnas, vadovaujantis sveikatos teisės institutui vadinamam, pasisakantis labai kontroversiškai dėl vakcinų, dėl, tarkime, privalomo vakcinavimo, turės sėsti prie dėrybų stalo su socialdemokratais, kur, tarkime, Vytenis Andriukaitis teikia ne vieną projektą dėl privalomo vakcinavimo. Kaip jūs sutarsite? Ar jūs laukiate kitos pandemijos dar? Ne, tiesiog yra ir vaikų vakcinavimas, tarkime. Viskas dėrybinėse grupėse yra aptariama tai, kas yra numatoma būsimoje, sakykime, vyriausybės programoje. Tai aš manau, jeigu nori susitarti, tai galima rasti tų sprendinių ir aš tikrai neišskirčiau būtent tik tais Rimo Jankūno. Mes esame tik valdybos deleguota dėrybinė grupė, bet kokiu atveju, kaip jūs ir pradėjote šią diskusiją, sprendimus priims partijos ir tai aprobavę savo
ar valdybose, ar prezidiumuose jie nuspręs, ar tai yra tinkama programa visiems ar ne. Tai vis tik atsakomybė dabar yra socialdemokratų rankose ir jie tikrai turės nuspręsti, ką jie kviečiasi į koalicinę daugumą. Taigi, ponia Paluckai, ką jūs iš tiesų kviečiatės į koalicinę daugumą ir kaip jūs matote būsimą vyriausybę? Socialdemokratai siekia formuoti centro kairės valdančią daugumą ir vyriausybę. Tai nuo tos pozicijos, kurią mes išsakėme dar po pirmojo turo, iš esmės niekas nėra pasikeitę. Tai yra demokratai, su kuriais mes dar matome didelį suderinamumą programinį, ir valstiečiai žalieji. Ir tos dvišalės diskusijos arba dėrybos tam tikros jos šiandien ir vyksta. Tas išplėtimas konsultacijų, jis, kaip ir minėjau, yra reikalingas dėl elementarios priežasties. Matant ir mėginant išsiaiškinti tiek kolegų liberalų, tiek Nemuno aušros poziciją tam tikrais svarbiais visai šaliai programiniais klausimais. Nes, pavyzdžiui, perskirstimas didesnis, tai yra didesnis mūsų viešųjų paslaugų finansavimas. Kai matome, jog policininkų trūksta, slaugytojai išvažiuoja į Norvegiją, Vokietiją, mokytojai neruošiami, nes neprestižinė, neperspektyvi profesija, niekas tai nesiveržia, tai čia reikalauja sprendimų. Ir tie sprendimai reikalingi, kad būtų plačia, kiek įmanoma platesnė dauguma, kad būtų tvarūs. Ir čia programinės nuostatos gana stipriai skiriasi. Jeigu su demokratais mes turim suderinamumą, su kolegomis valstiečiais kol kas ne, nes, kai debatų metu išryškėjo skirtumai, lygiai taip pat su kolegomis liberalais. Todėl tos diskusijos, jos yra reikalingos pirmiausia dėl šių priežasčių. Tuo tarpu, koalicijos rėmai tikrai nėra kol kas plečiami ir tam prezidiumas įgaliojimų dėrybinį grupį nėra davęs. Tai paaiškinkit, prašom, mūsų klausytojams, ką realiai tai reiškia. Realiai tai reiškia, jog mėginama pirmiausia išsiaiškinti dėl programinių nuostatų, nes tos programinės nuostatos guls į koalicinį susitarimą ir į vyriausybės programą. Mes esame išmokę visas tas pamokas, kaip pirmiausia išdalinamos pozicijos, o po to, kaip nors mes susitarsim. Ir tada gimsta koaliciniai susitarimai su žvaigždutėmis. Ir tos žvaigždutės paskui plėšo iš vidaus dėl vidinių prieštaravimų. Ir ši vyriausybė, kuri buvo suformuota, kai sako, labai lengvai ir greitai, nors tai irgi nėra tiesa, dirbo pagal sutartį, kurioje buvo žvaigždutės. Ir štai tos žvaigždutės sprogdino iš vidaus. Mes šitų klaidų kartuoti nenorim, tas pamokas esame išmokę, kaip sakyti, ne savo kailių, o kolegų kailių. Todėl stengiamės į tą procesą žiūrėti taip, kad sugyventume ir dirbtume kartu pagal programą 4 metus, o ne 2,5, kai paskui plyšta viskas per siūlės ir prasideda santykių aiškinimai vieši. Tai tikrai Lietuvai nėra reikalinga ir naudinga. Taip, ponia Gentvilai. Gal tik reikia pasakyti, kad ir savo kailių jūs esat patyrę. 16 metais sudarėt koaliciją su valstiečiais ir sprogo ir koalicija, ir jūsų partija. Tai čia jau mūsų silpnumo epizodas, kaip sakyti, irgi tuo metu buvome, reikia pripažinti, nemenkoj emociniai duobėjai po tikrai stipriai pralaimėtų rinkimų. Manau, kad ir kolegos valstiečiai irgi tam tikras pamokas iš to išmoko, kaip reikia bendrauti ir su mažesniais koalicijos partneriais, kaip reikia savo emocinę, sakykime, tai būklę valdyti ir panašiai. Taip kad čia, aš manau, tos pamokos naudingos visai politiniai sistemai. Visai. Pone Sinkevičiau, aš matau jūsų partiją Demokratai vardan Lietuvos, jūs nesirengėte, kaip regi susidaro įspūdis iš valstiečių, sėdėti, laukti ir pritarti kiekvienam socialdemokratų siūlymui. Jūsų principinė pozicija dėl naujų partijų pritraukimų į dėrybas yra kokia? Tai mes savo nuostatas jas išsakėme viešai, kad pirmiausia tai turi būti kuo stabilesnė koalicija, kad ji nebūtų tampoma iš šešėlio, kad nenutiktų taip, kad mes eidami į tas labai svarbias reformas jau buvo čia minėta keletas jų, ar sveikatos apsaugos, ar švietime, kur nebus lengvų sprendimų ir kažkas bandys, ypatingai partija, kuri per 200 balsų per mažą plyšį įsmuko į parlamentą, tikrai bandys kaltis politinius dividendus iš to, kad tai nebūtų rizika, kad nebūtų užminuota ta koalicija. Tai šiuo atveju mes norėtume to išvengti
maksimaliai. Mes matome rizikas, kad ir ta pati frakcija yra labai nestabili. Yra 6+2 ten pas Valstiečių žaliųjų sąjungą. Suprantu ketinimą ministro postų numalšinti tą +2 galimą atsiskyrimą, nes tuomet ir frakcija subirėtų, jūs žinot, parlamentiniai frakcijai reikia 7 narių, bet visa tai yra darbotvarkė, su kuria demokratai nenorėtų tvarkytis ir dirbti. Yra daug svarbesni kasdieniai žmonių darbai ir interesai, kuriuos mes norėtume spręsti, ir dėl to, aš nemanau, kad tos koalicinės kalbos būtų labai lengvus. Kaip pavyzdys, vienas iš mūsų punktų yra taip pat besąlygiška parama Ukrainai. Tai vėlgi, kaip tie galimi koalicijos partneriai į tai žiūrėtų. Visa tai yra labai svarbus punktai, kuriuos mes aptarsime pirmiausia dvišaliai su kolegomis socialdemokratais. Kaip minėjau, mūsų programos labai smarkiai persidengia, yra skirtumų, bet aš nemanau, kad jie yra tokie kritiniai. Tai šiuo atveju viskas priklausys nuo jų lyderystės ir jų noro. Bet tuomet jau, kai plėsis kalba apie trečiąjį koalicijos partnerį, aš manau, kad tai ir bus sudėtingiausias etapas. Aš nenoriu pasakyti, kad aš turiu kažkur tai preferencijų, nes, kaip sakiau, dabar ponui Paluckui yra didelis galvos skausmas užtikrinti, kad jis turi kuo stabilesnę daugumą, kuri leidžia jam pajudėti nuo vakarykščio pranešimo, o tiesą sakant įrodyti žmonėms darbų, ką jis gali, ką gali socialdemokratai, gavę tokį didelį žmonių pasitikėjimą. Pone Sinkevičiau, bet žiūrėkit, tada tiesiai šviesiai. Jūsų partija prakalbo apie tai, kad valstiečiai netenkina lūkesčių. Dar vieno partnerio koalicijai vis tiek reiktų, kuri partija iš tų, kurios dabar yra už brūkšnio, tą lūkestį tenkintų labiau. Vėlgi, liberalų sąjūdis, aš manau, kad diskusija dėl programų suderinamumo būtų be galo sudėtinga. Man teko vis tiek ir formaliai, ir neformaliai su jais kalbėtis, ir aš džiaugiuosi, kad vėlgi, aš suprantu, kad visi nori pasidalinti greičiau postų, žinoti tuos vardus pavardės, bet mes pradėjom kalbas grinai apie programinių punktų suderinamumą. Aš žinau, kad ir socialdemokratai kalbėjosi, ir ten yra labai rimtų iššūkių. Bet man atrodo, kad šiuo atveju bent jau liberalai yra stabilesni ta prasme, kad jų lyderiai būtų parlamente, kad jie prisijimtų atsakomybę lygiom dalim kaip ir kiti koalicijos partneriai. Tačiau, aišku, kaip sakiau, mums svarbu, aš net neabejoju, kad ir liberalams svarbu, kad tie pažadai, kurie buvo duoti rinkėjams, būtų įgyvendinti. Variantas yra, aišku, tie, sakykime, į parlamentą patekę neturintis dar stabilios frakcijos kolegos, jų taip pat užtektų, bet tai reikštų tokią labai trapią daugumą. Tai aš nežinau, ar čia ta rizika irgi verta to. Dėl Nemuno aušros, aš lygiai taip pat matau didelę riziką, nors ir ponas Žemaitaitis būtų Seime, bet mes žinome, kad jis mėgsta padaryti šou ir rinkimai baigėsi, bet rinkimai prasideda. Ir savivaldos rinkimam aš net neabejoju, kad jie turės daug ambicijų, ir tos ambicijos labai daug kur kirsis su kolegomis socialdemokratais, nes jie turi labai daug merų, labai daug vietų tarybose, ir kad nebūtų taip, kad iš vidaus būtų bombarduojama ta koalicija. Tai, žinot, lengvų kelių čia nėra. Dėl to aš pilnai pritariu, ką sakė Gintas, kad šiuo atveju visas žvaigždutes jų tiesiog turi nelikti sutartyje, jinai turi būti koalicijos sutartis stabili, šiuo atveju įkalta į akmenį, ir tuomet mes visi įsipareigojame ją įgyvendinti. Tik taip aš matau galimybę mums dirbti ir galų gale trečiam partneriui, kas tai bebūtų, dirbti kartu, prisimant visišką atsakomybę ir nebūnant teatro dalyviais reguliuojamais iš meilės įlankos. Pone Norkiene,
kaip jaučiasi jūsų partija, kuriai, ta žvaigždutė jau kaip ir yra prikabinta. Iš tikrųjų kalbama, kad jūsų frakcija, kurią sudaro vos 8 žmonės, jau dabar yra pasidalinusi, yra labai aiški takoskyra ir kad ne visi valstiečių partijos senbuviai yra patenkinti, kad į sąrašą buvo įtraukti nauji žmonės, dėl kurių dabar ir kyla daug klausimų. Man keistai skamba pamastymai kitų partijų žmonių apie mūsų vidinės nuojautas, ar jie visi mato, kaip mes kažkada esame susiskaldę, man tai labai keistai skamba. Galbūt, kaip sako liaudis, kuo patys kvepia, tuo kitus tepa. Aš vis tik esu linkusi pasitikėti žmonėmis, nežiūrint, kokių mes turime patirčių ir politinėme savo kelyje. Tai jokios skirties mes nejaučiame, nematome ir tikrai nei karto nesame Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga tą ištransliavusiai. Ir man keisti tie pamastymai, bet aš suprantu, kad noras bendradarbiauti su liberalais, jisai yra. Ir aš tik tais noriu atkreipti dėmesį, kad vis tik didžioji dalis rinkėjų, žmonių savo balsavimų parodė, kad vis tik dabartiniai valdantieji turėtų šiek tiek atsipūsti nuo sudėtingų darbų jau įvykdytų, nuo sunkaus darbo ir suderinti, kaip jūs sakot, svarbiausiai programinės nuostatas. Taip, tai yra svarbiausias darbas. Tai jeigu jūs manote, kad tai jums yra lengviau padaryti su liberalais, tai aš džiaugiuosi už jūsų tą tokį išmintį. Tai turbūt toks mano būtų ir komentaras. Aš paklausiu, kokią pridėtinę vertę formuojamai koalicijai atneštų jūsų partija? Aš jau ir minėjau ne kartą, vis tik aš manau, kad 4 metus mes rengėmės šitiem rinkimam ne tam, kad pasiduotumėm tiem tokiem bandymam mus dar kartą sukiršinti ir vis tik manau, kad tikrai ne kartą ir esame jau ir įrodę, kad jau dirbome Seimo daugumoje, turėjome vyriausybę ir mūsų tikrai partija yra ta, kuri netoleruojame korupcijos ir tikrai girdime Lietuvos žmonių lūkesčius ir todėl, kad tikiuosi iš tikrųjų ir tų standartų naujame politinėme sezone, kuris prasidės netrukus, kad vis tik nežaisime intrigų, užkulisinių žaidimų ir būsime konstruktyvūs, galvosime apie valstybę, žmonės ir kad jie gyventų kuo geriau. Tai tikrai esame patikimi, konstruktyvūs ir skaidrūs. Bet jūs pribraižėte tiek raudonų linijų, kad jau tam tinkle regis ir pati partija baigia pasimesti. Tikrai nebraižome, gal atrodo jums kitaip, bet mes tikrai nepribraižėme tiek, kad negalėtumėm sėsti ir konstruktyviai bendradarbiauti. Mačiau, kad ponas Sinkevičius nori sureaguoti. Jo, aš labai trumpai. Tai, žinot, vėlgi, aš neabejoju valstiečių žaliųjų sąjungos vieningumu. Tai tikrai vieninga partija, yra ten įvairių žmonių. Rizikos yra 2. Lyderis nesantis nei parlamente, nei kokioj kitoj politiniai pozicijoje, bet norintis dalyvauti procesuose. Ir žinot, tas kalbas pakurstė jau pirma spaudos konferencija, kur žmogus išsakė, kad jo nuopelnų, tai pono Vėgėlės nuopelnų valstiečių žalieji pateko į parlamentą ir kad jis mato skirtingai šiek tiek visą tai nei Ramūnas Karbauskis, kuris pasakė labai taip greitai, trumpai, žemaitiškai, kad ne visai aš tam pritariu. Tai visą tai pakursto tas kalbas, kad nėra ten tos tokios vienybės. Bet žiūrėkit, aš kaip sakiau, tai yra rizikos, į kurias turi atsižvelgti socialdemokratai, ypatingai dabar jau Gintas Paluckas, nes jis prisiims politinę atsakomybę už tai, kokia koalicija bus, kad jį galėtų išdirbti 4 metus, kad jį nebūtų sprogdinama iš vidaus, nes iš išorės tų pagalbininkų ir konstruktyvios opozicijos jos tikrai netrūks.
Pone Paluckai, štai ir ponas Sinkevičius minėjo vieną iš principinių nuostatų, tai yra NATO, tai yra Ukrainos klausimai ir jum pačiam vėlgi turbūt ne kartą bus keliamas tas klausimas. Jūsų praėjusių metų citata: jei visi mėginsime apginkluoti Ukrainą, karas tik tęsis. Kaip tai suderinama su, svarstomai šiuo metu projektais ir pozicijom? Ši mano citata yra išimta iš konteksto ir matyt, tai puikiai žino visi, kurie matė visą tą interviu, kai mes diskutavome su ponu Kasčiūnu apie diplomatinės priemonės, kurios tuo metu dar buvo neišsemtos. Tai mes šnekėjome būtent apie tai ir tame kontekste. Šiandien tikrai tokių abejonių niekam neturėtų būti ir kilti, nes ir mūsų partijos programoje, kurią aš esu įsipareigojęs įgyvendinti, yra kalbama apie pagalbą ir paramą Ukrainai iki pergalės. Nemanau, kad čia dar yra kažkokios erdvės spekulacijoms ar abejonėms. Ir kokius pagrindinius reikalavimus kelsite koalicijos partneriam, kalbant būtent apie situaciją Ukrainoje, Lietuvos poziciją, ir turbūt visos ES poziciją? Aš manau, kad jau paaiškinau, jog pati koalicinė programa, turint galvoje, jog ją formuoja arba inicijuoja socialdemokratai, tikrai bus atrama socialdemokratų programinės nuostatos. Ir jeigu jau mes kalbame apie šį konkretų klausimą, tai aš manau, jog šiandien nerasime parlamentinės partijos, kuri abejotų, jog parama ir pagalba Ukrainai yra mūsų nacionalinio saugumo ir Europos saugumo klausimas. Todėl dėl šios nuostatos mes sutardami turėsime aptarti ir priemonės, kurios bus reikalingos įgyvendinti tas bendrasias nuostatas. Čia reikia sužiūrėti, jog tai netaptų ir nebūtų tuščiais lozungais ar pareiškimais ir iš tikrųjų tai atsispindėtų priimamuose sprendimuose, biudžeto programų eilutėse ir kituose dalykuose. Ir jūs manote, kadangi patys vakar užsiminėte apie tai, kad su Nemuno aušra šitais klausimais taip pat rastumėte suderinamumą? Aš tikrai negaliu pasakyti, ar mes rastume tokį suderinamumą, nes jokių kol kas konsultacijų ar pokalbių mes su jais nesame turėję. Bet jų viešas kalbas girdite? Dėl liberalų aš nebejoju, jog tokį sutarimą šiuo klausimu turėtume, nes, kaip ir minėjau, tai yra platus konsensusas tarp parlamentinių partijų su valstiečiais žaliaisiais. Tiesą pasakius, nepaisant vieno ar kito kažkokio tai išsireiškimo arba netikslios formuluotės, aš taip pat nemanau, jog tos nuomonės labai šiuo klausimu išsiskirtų. Taip kad, matyt, ne šis klausimas lems, kaip mes ir kokio tvarumo tą koaliciją suformuosim. Yra aibė kitų klausimų, kuriuose nuostatos skiriasi gerokai ženkliau. Kuris klausimas lems? Iš tikrųjų, jeigu mes norime stiprios valstybės gebančios teikti viešasias paslaugas savo piliečiams, perskirstimo didinimas arba valstybės išteklių telkimas tiek gynybai, tiek sveikatai, tiek švietimui, tiek kultūrai, yra neišvengiamas. Tai čia yra, matyt, esminis pasiryžimas, kaip mes šį klausimą išspręsime. Nes, kaip ir minėjau, čia yra įvairių, sakykime, tokių, jeigu ir ne raudonų, tai oranžinių linijų. Vieni šneka apie tai, jog tikrai nieko neliesim, jokios mokesčių pertvarkos nedarysim, nepaisant to, jog nuo to priklauso ir RRF fondo lėšų atėjimas į Lietuvą, 3,5 milijardo kontraktuotų pinigų yra rimti pinigai, kurie skatins ir mūsų ekonomiką. Kiti galbūt į tai žiūri pozityviau ir rinkimų kampanijos metu nebejoja apie tai kalbėti. Treti yra terminus kažkokius įsivedę, kad ne anksčiau arba ne vėliau po metų, 2 ar 3. Taip kad tai yra vis tik tai pokalbių ir dėrybų procesas. Mes turime atsakomybę šiuos procesus inicijuoti ir pamėginti sulygti taip, jog susiformuotų tvari, aritmetiškai ir programiškai koalicija, kuri gebėtų dirbti visą laikotarpį 4 metų parlamentinį. Pone Gentvilai, jūsų partijos požiūrių, kas yra tie kertiniai taškai, dėl kurių turi būti susitarta ir dėl kurių jūs, tarkime, nenusileistumėt?
Visiškai sutinku su Gintautu, kad natūralu, kad socialdemokratų partijos rinkimų programos pagrindų būtų kuriama koalicija, o ne kokių nors mažesniųjų partnerių, pavyzdžiui, liberalų, ar ne? Tačiau natūralu, kad liberalai turėtų tam tikrų dalykų. Pirmiausiai, toje ekonominėje sferoje. Sąžiningai pasakysiu, mes darome namų darbus, tai yra pozicijas, dėl kurių mes diskutuotumėme su socialdemokratais, pasirašant koalicijos sutartį arba kuriant vyriausybės programą. Dabar aš jų neįvardinsiu, bet pasakysiu, tas pats perskirstimas, jis gali būti suprantamas dvejopai. Tai, ką sako socialdemokratai, tai už žodžio didesnis perskirstimas atrodo skamba didesni mokesčiai. Mes liberalai sakome, galėtų būti didesnis perskirstimas, pirmiausiai ištraukiant lėšas iš šešėlio, kur šešėliai yra apie 2 milijardai eurų. Negalima didinti mokesčių ir tuo pačiu grasinti, kad padidės šešėlyje esančių pinigų, vardan didesnio perskirstimo. Perskirstimas kaip uždavinys savaime galėtų būti, bet kokias lėšas perskirstyti, ar naujai paimtus mokesčius, ar ištrauktus pinigus iš šešėlio. Galėtumėm diskutuoti apie tai ir manau, kad rastumėme kažkur per vidurį sutarimą. Ir daugiau tokie ekonominiai, mokestiniai klausimai, taip pat viešųjų bei privačių paslaugų santykis yra diskutuojamas ir pas mus ir neišvengiamai tai būtų aptarinėjama kartu su socialdemokratais. Ir jūsų partija vis dėlto buvo dabartinėje, yra dabartinėje valdančiojoje daugumoje. Socialdemokratai ėjo rinkimus su šūkiu, kad keisti reformas arba atnaujinti reformas, perdaryti reformas, kurias vykdė ši vyriausybė. Kaip jūs su tuo tvarkytumėtės? Tai mes patys liberalai sakom, kad kai kur gal reikia stabdyti arklius ir nevaidinti reformatorių vien dėl to, kad nori užsikrauti reformatorių antpečius. Mes matėme tokių bandymų daryti reformas ir išeiti paskui įeiti į istoriją kaip dideli reformatoriai. Tai Ričardas Gavelis tokius vadino deformatoriais, o ne reformatoriais. Čia žinoma, jis kalbėjo apie Gorbačiovo laikus, 89-aisiais savo knygą parašė Vilniaus poteris. Tai man atrodo, kad ir švietimo reformas reiktų pristabdyti ir mokestinės reformas sustabdom, nes nuo sausio 1 įsigalioja pakeitimai akcizų ir kitų dalykų, kurie priimti. O jau dabar gąsdinama tauta su naujais mokesčiais. Reikia susėsti, ramiai aptarti. Ir jeigu darome pakeitimus mokestinius, į ką taikome? Mes pirmiausiai siūlytumėme pinigų ištraukimas iš šešėlio ir ekonomikos gyvybingumas. Taip, ponia Gentvilai. Bet kadangi mūsų laida jau visiškai eina į pabaigą, tai štai tik tai siūlau pažvelgti į apklausą, kokios partijos turėtų sudaryti valdančiąją koaliciją. Ir vis dėlto dauguma mūsų klausytojų, 57%, sako, kad tai turėtų būti socialdemokratai vardan Lietuvos ir liberalų sąjūdis. Pone Paluckai, ar trumpai atsižvelgsite į šitą klausytojų sprendimą? Aš kaip ir minėjau, atsakomybė mums didelė suformuoti tvarę, veikiančią ir programiškai pirmiausia suderinamą daugumą ir mes tai darysime atsakingai. Šiandien mūsų pozicija yra centro kairės, kitokių įgaliojimų neturime ir mes atitinkamai vesime tas dvišalės dėrybas arba dvišalės konsultacijas su mūsų galimais partneriais, bet prezidiumas yra įpareigojęs dėrybinę grupę šnekėtis, ieškoti tam tikrų santykio taškų ir su liberalais, ir su Nemuno aušra. Ačiū jums visiems dalyvavusiam, ponui Paluckui, Aušriniai Norkienei, Virginijui Sinkevičiui, Eugenijui Gentvilui. Dėkojame visiems, kurie mūsų klausėtės. Aš Jurga Tvaskienė atsisveikinu iki kito karto. Primenu, kad laidos įrašus galite rasti radiotekoje. Likite sveiki.